Labas rytas. Sveiki visi iššūkiečiai. Na ką, turim šiandieną dar vieną iššūkį. Skelbiam šiandieną pritūpimų iššūkį. Tikimės, kad jūs jį priimsite. Apie pritūpimų iššūkį galima būtų daug kalbėti, bet paprašysim, kad tai padarytų geriausiai. Tai trenerė, kineziterapeutė Kristina. Prašau, papasakok, parodyk, pradžioje gal parodyk ir paskui papasakok, kokią naudą duoda pritūpimai. O šiaip mes papaustinsim irgi įdėsime kortelę pritūpimų. Taip, kad pritūpimų iššūkį galite priimti tiesiog dienai, patys savo tokį iššūkį padarykit, o galbūt 10 dienų iš eilės padarysite pritūpimų iššūkį. Taigi šeštadieniais, sekmadieniais, šitom savaitgalio dienom mes skatinam jumis gyventi fiziškai aktyviai. Tai kitokios dienos, kai mes neiname į darbą, kai mes daugiau laiko praleidžiam gamtoje su šeima ir mes dar pagal planą skatiname jūs daugiau pajudėti. Na, perinam prie pratimų. Taigi linkėjimai jums iš Elektrėnų stadiono, o aš jums šiandieną pademonstruosiu 5 pratimų atlikimo variantus. Pratimų atlikimo variantų, žinokit, yra begalybė, bet šįkart bus 5 tokie gan baziniai, įvairaus lygio, įvairaus pasiruošimo žmonėm, tiks ir pažengusiems, taip pat tiks ir tiems, kurie niekada nesate sportavę, bus variacija tiems, kurie turite viršsvorį ir pritūpimus daryti sunku, arba juos sunku daryti dėl kokių tai sąnarių problemų, taigi aš pateiksiu įvairių variacijų, bet kokio fizinio pasirinkimo žmonėm. Pritūpimai yra be galo geras pratimas, nes jo metu dirba 2 pačios didžiausios raumenų grupės, tai yra sėdmuo ir šlaunies raumenis. Ir kada dirba tokie dideli raumenys, pas mus mes labai pakeliam mūsų medžiagų apykaitą, mes įeinam į riebalų deginimo zoną, tai yra labai galingi, stiprus pratimai, stiprus raumenys, kurie užveda labai daug funkcijų mūsų organizme. Taigi, pradėsim nuo pirmos variacijos. Klasikinė variacija tinkanti vidutinio pasiruošimo pakankamai sveikam žmogui. Pradžia būtų labai paprasta. Pėdas pastatome pečių plotyje. Pėdų padėtis gali būti tokia, kokia jums plius minus patogesnė. Įprastai būna arba tiesiai, arba šiek tiek pasuktos į šalį. Laikykite tiesią nugarą, įtempkite pilvo presą ir pratimas prasideda nuo judesio, stumiant dubenį atgal. Įsivaizduokite, kad jūs sėdate ant suolelio, ant kėdės, ar ne? Jūs esate savo ofise, darbo vietoje ir jums reikia atsisėsti ant kėdės ir atsistoti. Įsivaizduokit, kad čia yra kėdė. Labai vienas svarbus momentas, kada darote pritūpimą, jūsų kelėnai neturi stipriai važiuoti į priekį, ar ne? Mes pritūpimą darome dubens pastumimo sąskaitą, ar ne, atgal, o ne kelėnų išstumimo į priekį. Taigi, rankos gali būti įvairiai. Gali būti rankos ant liemens. Galima rankas sudėti čia prieš save. Galima rankas tiesti į priekį. Man labai patinka pritūpimo variacija, kada rankas tiesime į priekį, nes tai, šiek tiek padeda išlaikyti balansą. Kiek giliai tūpti, palei savo galimybės. Galima tūpti ir čia, jeigu jūs esate visiškai sveikas žmogus ir neturite jokių problemų su sąnariais, kampas lenkimo gali būti 90 ir dar žemiau. Tačiau, jeigu turite problemą su sąnariais, nebūtina tūpti iki 90 laipsnių, tai gali būti šiek tiek mažesnė pritūpimo amplitudė. Sekanti variacija jau dar daugiau pažengusiems, kurie norite daugiau. Ta patį pritūpimą mes galime daryti tiesiog su šuoliuku. Ir krūvis jau ženkliai didesnis. Ir trečia variacija taip pat pažengusiems. Ta patį pritūpimą mes galime daryti su svoriais. Pasimti rankas svarelį, pasimti rankas buteliukus su vandeniu ir atlikti pritūpimus su svoriu. Ir dar pritūpimus su svoriu ir net su šuoliukais. Matot, kiek daug variacijų. O dabar 2 variacijos pradedantiesiems. Taigi, pradėkite daryti pritūpimus nuo suolelio, nuo kėdutės ir tiesiog pati pradžia būtų atsisėdau, pasistačiau kojas, pasižiūriu, kad jos būtų simetriškai viena kitai, atsistoju, vėl atsisėdau ir atsistoju ir taip
10 kartų, 20, tiek kiek galite. Pradėkite nuo nedidelio skaičiaus pritūpimų, o tie, kurie dirbate ofise ir sakote, aš neturiu galimybę, aš 8 valandas sėdžiu prie kompiuterio, labai paprasta. Valandą atsidėti prie kompiuterio, tada prie to pačio kompiuterio 10 kartų padarėt pritūpimo atsistojimo, atsisėdote ir toliau dirbate. Ir per visas 8 valandas jūs būsite padarę 80 pritūpimų, tai bus superinė kardio treniruotė. Ir dar viena variacija tiem, kurie niekada nedarė pritūpimų, galbūt turite viršsvorį ir yra sunku tai daryti, bet kur įsikibom, į staktą namuose, staktą stadione. Ir tai padės išlaikyti tiesią nugarą. Tikrai nenuklysit, pritūpimas gausias teisingai ir tokiu būdu atliekame pritūpimus. Tai va, o lentelė tai bus dar pavaizduotos progresijos, kaip mes kiekvieną dieną tų pritūpimų skaičių didinam. Na, ačiū Kristina tau labai už išsamų paaiškinimą, papasakojimą. O aš savo ruoštų, baigdama šitą fit iššūkį, kurį tikiuosi jūs visi pabandysite, išbandysite ir komentaruose pasidalinsite. Taigi laukiam jūsų vaizdelių, nuotraukų ar video prisidavimų. Tai per dieną orientyras yra padaryti mažiausiai 100 pritūpimų. Tiem, kam sunku, tai va Kristina rodė porą variacijų, kad galima ir lengviau, ir ant kėdutės atsisėsti, ir į durų rankeną įsikibti ar į kokį stulpą. Vienas iš pagrindinių pliusų, tai kad padarius šias pritūpimų serijas, kalorijos dega, žinokit, dar valandą laiko ir po tos pritūpimų serijos, nes medžiagų apykaita pakyla, limfa tekėt suintensyvėja, kraujotaka jūsų pagerėja, širdelė jūsų daug lengviau dirbti pasidaro. Taigi labai daug naudų, tik imkit ir darykit. Tai tam kartui tiek, skelbiu iššūkį paleistą. Priimkite jį. Ate.